Aš Antanas Visockis, tapytojas. Akvarelėje dirbu pastaruoju metu, pointillistas, bet dabar pagavo impresionizmas, tas ekspresionizmas. Ir atvažiavęs čia labai džiaugiuosi, to labiau, kad 30-metis, labai puikiai data kolonijos, Nidos kolonijos, tai čia susibūrė labai nuostabų žmonės, talentingi, savotiškai supa tokia aura. Ir man tai ne tik gamta, bet ir aplinka visa, ir pozicija, santykiai su žmonėmis pakelia labai nuostabi nuotaiką užtikrintai. Pateikiau šiuo metu trupučiuką buvau pasiruošęs tokių darbų apie Nidą, kad būtų šiek ne tai konstataciniai dalykai, bet dar aš kažkaip ir istoriją pasižiūrėjau, kad kopos tai kopos, ekspresija tai ekspresija, žinoma, bet dar kažkur tai ir krikštai, ir senovė kažkokia tai dvelkia, ir keletą tokių dimensijų, čia viena aukštesnė, kita žemesnė, praeitį daugiau, bet tai jos jungia, viena be kitos negali egzistuoti. Ir su šitokia filosofija pasivaikštau dar per marias, tokias sąlyginas, žodžiu, tokia kompozicinė. Man visą laiką kompozicija yra labai didelis padėjėjas. Aš pasistengiu interpretuoti. Man atrodo, daugelį dailininkų tą interpretaciją naudoja ir kitos meno rūšys, muzikai ar kiti. O jūra, mano meilė, kur tu dingai, aš laukiu tave ateinant per ražieną. Aš laukiu ateinant į šieno kupetą tavęs, aš laukiu per ražienas ateinant. O man tai yra daugiasluoksnė akvarelė. Daugiasluoksnė akvarelė leidžia režisuoti paveikslą. Tai ne vien ekspromtiniai dalykai, tai pliusas. O minusas, berežisuojant, gali nukankinti ir jau tas valandas įdėtas darbas jau kažkur tai gali nuplaukti. Nes vis tiek kritiškai pamatai, kad jį gali užkankinti, bet turi numatyti, parežisuoti, galbūt prarandi pirminį jausmą, bet kada turi įgūdžių, tai turi koreguoti šitą dalyką ir atrodo, ypač dinaminiai kompozicijai, tai tas jausmas vis tiek pasirodo per potėpį. Ir matosi, ant kiek tas nervas tapybinis įsireiškia, pasirodo toks kaip judesys tuo potėpiu, kaip aš sakau, kitas gali kaip dirigento toksai mostas tikroje vietoje, tam tikro laiku, pagal tam tikrą natą. Vaikščiant taip matosi, kad labai mes skirtingi. Ir tos skirtybės tai yra stiprybė. Galima tobulinti iki begalybės, menas tai yra toks dalykas, kad niekada nebus negana, visada bus kažkada paskutinis pats geriausias paveikslas, bet čia man taip šviežiai, matai, susidūrimas su gamta ir dar su tokia gamta kaip Nida, nejaučiam kiekvieną pakėlėją ir tai pastato tokį klausimą, ar tu gali mokėti suartėti su ta gamta ir išreikšti ir savotiškai tau užkelia tą kartelę padaryti, sukurti, tiksliau pasakius. Sukurti toksai labai didelis žodis, čia Dievas gali sukurti, bet mums davė tokią galią, kad galime mes interpretuoti. Vieni naudoja tokią ekspromtinį momentą, kiti panaudoja dar savo kompozicinį arsenalą į pagrindą meistriškumą. Aš galvoju, kad vis tiek reikia turėti tą tam tikrą išraiškos pagrindą, kad apriepti ir išreikšti, ką mes matom ir norim. Vien tik tai toks, kas išeina, neišeina, taip man atrodo. Bet čia ir ne ta auditorija, čia yra visi tam tikram pasiekimo lygmenį, kurie gali ir padaro tą, ką nori išreikšti. Tai tokia įdomybė yra. Ir šiuo metu įsijungiu bendrą tą ansamblį, orkestrą
Džiaugiuosi, kad priėmė, aišku, labai dėkingas Sauliui, dėkingas čia seniūnijai ir kitiems. Vilmantas labai, mano kolega, padeda, paremia, viskas tvarkoja ir viskas. O šiaip numatęs dabar dar padaryti, jau padariau nemažai kokių tai etiudų. Dabar mano tie etiudai yra pakankamai suvesti, aš tai bent jau galvoju. Pasižiūrėjau ir kiti tai pasakė, Palemonas pavyzdžiui, ir mano formatas yra mažas. Tačiau aš noriu apriepti, sutaupyti laiką, paimti kuo daugiau emocijų, kuo daugiau pagriebti atminties, ką aš čia galiu įsivežti. Ir užtat pas mane yra kokie 7 ar 8 darbai, dar vieną žadu padaryti su įvairiom nuotaikom. Iš tų galbūt vienas kitas paskui, jeigu įsivystys į didesnį paveikslą, nemanau, kad tom ir užsibaigs čia mūsų viešnagė. Tai vat tiek galiu pasakyti.